Sveiki visi, taigi pravažiuosime šiandien maršrutą Tauragėje, seniai jau tą bedarėme, tai ilgai nelaukdami pradėsime ir pirmiausia, aišku, užsivedam automobilį, šiuo atveju turime su mygtuku užvedimą, tai jau jisai yra užvestas, apsukos rodo, kad yra netoli 1000 apsukimų per minutę, sekantis darbas, aišku, turėti diržą, pasižiūrime, ar su veidrodėliais viskas yra gerai, na, šiuo atveju mes juos kaip ir matome. Toliau sekantis darbas bus pasileisti rankinį ir aišku judėti. Taigi ilgai nelaukdami pradedam. Ir du variantai, arba su stabdžiu ir rankiniu būdu nusileidžiam, arba tiesiog bandom judėti. O, ir automatiškai pasileido. Na ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Turime lygiareikšmę sankryžą ir, aišku, neišvengiame stop ženklų. Tai išjungia laisvą pavarą, tiesiog sustosim prie linijos, galim dar pasižiūrėti, kur jinai yra. Ir automobilis iš dešinės, kaip pastebėjot, šitas automobilis net nesustojo prie stop ženklo, taigi pamoka jums, kad sako, aš bandysiu suspėti sankryžoje pravažiuoti, nes dar kitas automobilis privalo sustoti. Na, šiuo atveju jis nesustojo, tai nukentėsime mes patys, jeigu mes pasikliausime vien tik tais kitais, o negalvosime patys, ką padaryti, kad jeigu netyčia kažkas nutiktų, kad neprisivirti savo košės. Na ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai matome ženklas pagrindinis kelias, reiškia sankryža kažkur netoli jau. Jungiame posūkį, turime automobilį iš priekį. Tai aišku, jungiame laisvą pavarą, nes teks laukti. Ir automobilis pravažiavo, greitis apie 10, pirma pavara ir ilgai, aišku, nedelsdami važiuosime toliau. 20 pasiekus jau antrą. 30 keli, kadangi įkalniai, tai visuomet pasibėgėjame čiučiu daugiau. Nes jeigu pasieksime tik tais tą reikiamą greitį, tai mums bus taip, kad mes paprasčiausiai pakeitę pavarą mums jau trūks greičių, jeigu įkalniai. Tai įkalniai visuomet čiučiu daugiau pasibėgėjim, kad ir kompensacijai būtent tam greičiui į kalną mažėjant užtektų mums jo vis tiek. Na ir dabar lėtai, prieš perėję sustoję mes nieko nematysim, na, o šiuo atveju mes jau dabar matom. Šitoje gatvėje duoda atlikti T formą kartais arba įkalnę ir čia su įkalne būna dažnai taip, kad dažnai nežino kurioje vietoje. Sako, atliksim saugų pastatymą įkalnį. Ir kas nutinka? Jie važiuoja, sako, čia nedidelė ta įkalnė, o iš tikrųjų jau čia dabar reikėtų stoti. Kodėl? Todėl, kad žiūrime kaip atstumas pats tas. Kodėl būtent čia reikia užstoti? Todėl, kad ten toliau bus sankryža, bus ištisinė, bus kiemai, nuo kurių reikia išlaikyti 5 metrų atstumą ir mes to nepadarydami, aišku, pažeisime taisyklės. Čia, aišku, nėra statu ir mokiniai dažnai galvoja, kad čia tiesiog, nereikia stoti, dar per anksti, o po to jau, kai nori stoti, žiūri, kad nebėra kur. Tai būna, kad tas pratimas kaip ir neatliekamas arba atliekamas būtent prastai. Tai šiuo atveju pirmiausia, stovėjimo stabdis, tuomet yra vairas įkalniai, aišku, sukamas į kairę ir, aišku, gesinam automobilį ir jungiam pirmą pavarą. Tai, aišku, kad vaizdo įrašas nedingtų, mes jo negesinsim dabar. Ir toliau pajudėjimas įkalnė su elektriniu stabdžiu yra pats smagiausias, kadangi įsitikinam, nieko daryti nereikia, lengvai sankabą keliant, akceleratoriaus pasispaudžiam ir iš karto elektrinis rankinis jisai atsileidžia. Tai turbūt pats lengviausias pajudėjimas įkalnėje. Na ir dabar turim ženklą duoti kelią ir mes sankryžoje suksime į dešinę. Tai yra stop linija užbrėžta ir mes prieš ją nestosim, jeigu nebus automobilių. Yra ženklai palikta vieta, ko gero čia bus jau stop ženklai. Ir automobilių nėra, tai mes gražiai su pirmą pavarą privažinėjom, kad sužinoti, ar bus ar nebus, jeigu nėra, ir tiesiog nuvažiuojam.
Kiti atvažiuoja ant greičio su antra pavara, tada sustoja, žiūri, kad nieko nėra, tada skuba pajudėti ir užgesti įkalniai. Čia įkalnėse geriausia privažiuoti lėtesnę pavarą, tiesiog jeigu nesant automobilių ir nuvažiuojate iškart be sustojimo. Na ir dabar pabandysime apsisukti riboto pločio juostoje. Tai va dabar yra du variantai, kai vieni tiesiog dabar bando suktis ir viskas, yra kitas variantas, kai galima tiesiog pasitraukti dešiniau. Kadangi matom iš galo automobilį, mes jį prasileisim. Ir prasileidus automobilį, tada posūkis į kairę ir apsisukinėjim. Svarbu, nebūtų ištisinės linijos. Įsitikinam, ar nieko nėra. Kiti bijo per stovėjimo vietas važiuoti. O kodėl bijo? Todėl, kad sako, čia ištisinė, negaliu kirsti, bet yra parašyta taisyklėse, kad per stovėjimo vietų ištisinę liniją galima pervažiuoti. Tai čia jokia problema, būtent darant pratimą, ir mes sankryžoje suksime į dešinę. Vėlgi, bandom tą patį veiksmą su pirma pavara, lėtai privažinėjam ir žiūrim. Nėra. Na va, ir vėl nuvažiavom be sustojimų. Ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Įsitikinam, ar niekas nelenda. Posūkį jau galim įsijungti, laisvą pavarą ir gražiai sustojam. Automobilio ratai pasislėpia ir sustojam. Ir turime lentelę. Jeigu mes būtume pirmi, mes sustoję galėtumėm sukti į dešinę. Dabar turim žalią, tai aišku, stoti jau tikrai nebereiks. Pėsčiųjų pasižiūrim, kuriem dega žalias, ar mes jų neturim. Aišku, šiuo atveju nėra. Na va, ir pasiekė 50 greitį, 4 pavarą. Dabar reguliuojamoje sankryžoje suksime į kairę. Tai galime arba dabar persirikiuoti jau ruoštis, arba tiesiog matom už galo automobilių nėra. Tai galim smarkiai ir neskubėti iš anksto. O dabar esant puikiai galimybei, tiesiog persirikiuojam, ne aklai puolam, bet tiesiog pastudijuojam, kada galim ką padaryti. Na ir matom dar vieną juostą. Tai vėlgi pasižiūrim. Išjungiam laisvą pavarą, automobilių yra daug, tai į sankryžą šiuo atveju nelysim. Į sankryžą lysim tada, kai matysim, jog mums apsimoka tą daryti. Kai matysim galimybę, kad mums pavyks išvažiuoti. Na ir aišku, šviesoforas mirksi, automobilis dar tebestovi, dega geltonas, automobilis dabar tik išvažinės. Na, o mes jau būdami neįvažiavę dar į sankirtą, tai kas mums nutinka? Mes į sankirtą tada įvažinėtumėm per draudžiamą. Tai per draudžiamą važiuoti, aišku, nėra galima. Į pačią sankirtą. Iš sankirtos išvažiuoti yra leidžiama. Jeigu mes į ją įvažiavom esant žaliam šviesoforo signalui. Tai va, tas automobilis į sankirtą jisai įvažiavo ir jisai gali išvažiuoti iš juos per draudžiam. Bet mes, kaip ir nelabai jau telpam sankirtoje, tai skaitytus, kad mes įvažinėjom į sankirtą per draudžiam. Tai esmė tokia, kad į sankryžą įsilysti po kelis nėra draudžiama, bet teks paplanuoti, kad išvažiuosi dar ir spėsit per žalią. O jeigu nespėjat, tai yra nelabai gerai. Na, o dabar mes į sankirtą įsivažiuojam ir jeigu bus daug automobilių, tai tokiu atveju, mes ir kad ir per draudžiamą galėsim išvažiuoti. Na, o dabar baigėsi automobiliai. Dabar pėsčiųjų perėja. Kairiai pusė gerai matom, dešiniai blogiau. Tai kadangi blogiau matom, mes šitoj vietoj neskubam. Na, matot, kaip netikėtai išlindo. Man tai nebuvo netikėtumas. Kodėl? Todėl, kad aš planavau, kad gali taip nutikti. Didžioji dalis mokinių neplanuoja, kad taip gali nutikti ir kas tada būna. Būna taip, kad per vėlai pamato, kai sako netikėtai išpuolė. Nebuvo taip, kad jau netikėtai, nes mes galėjom numanyti, kad taip nutiks ir būti tam pasiruošę. Sankryžoje suksime į dešinę. Dažna klaida būna tai, kad iš antros juostos sukau. Iš tikrųjų reikėtų glaustis dešiniau.
ir tik tada daryti sukimą į dešinę. O čia dažnai būna, kad tiesiog iš antros juostos suka. Na ir dabar pabandom pastatyti automobilį lygiagrečiai. Na, matom, raudonas automobilis stovi, vietos mums pakaks ir aišku, susilygiagretinam su kitu automobiliu. Įsitikinam, ar nieko nėra. Ir aišku, dabar važiuojam 45 laipsnių kampu. Turime, tada važiuosime tiesiai. Jeigu reikia, veidrodėlius pasireguliuojam. Dar vis karts nuo karto pasižiūrim, ar niekam netrukdom. Na va, turim lygiagrečiai. Ištiesinam, dar pasižiūrim gale. Va. Na, linija. Bordelis dar yra tolokai, galim pavažiuoti artyn, kad būtų tvarkingai. Na va, pratimas atliktas. Tuomet, aišku, rankinis. Na va, galėsim įdėti toliau. Ir vėlgi keičiam pavaras. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Čia vėlgi teks privažiuoti labai atsargiai. Pavyzdžiui, prieš perėją mes sustoję nematom dešinės pusės iš vis. Tai ką darom? Tokiu atveju važiuojam iki pat sankirtos, neskubėdami. Ir matom, kad automobilių dabar nebus, iš ten nėra ir spėjam tada gražiai įvažiuoti. Pėsčiųjų perėja gerai matoma, jau iš anksto. Ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Matome, jog yra vienpusės pagal ženklus ir įvažiuojant matėme, jog vienpusės. Ir vėl jungiame posūkį, pasiruošim antrą pavarą. Čia dažnai būna atvažiuoja ir sustoja, bet dabar aš tai matau, kad automobilių nėra, tai tuo sustojimu man kaip ir nereiktų ir aš turiu atskirą juostą. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai aš šituo juostoj galiu likti, jeigu man reiks į dešinę, aš iškart persirikiuoju. Ir dabar iki pat sankirtos privažiuoju, neskubėdamas. Matau, kairiai pusėje dar 3 automobiliai, dešiniai bus tarpas, bet išsuka baltas. Čia vėlgi matau tarpas, dešiniai dabar 2 automobiliai, kairiai dar vienas ir po to jau bus didesnis tarpas. Čia irgi bus didesnis tarpas. Tai va, jau dabar planuoju, jungios pavarą, pradedu pamažu judėti ir anksti neužsukinėju ir va dabar darau užsukimą. Na va, laiku suplanavus, viskas kuo gražiausiai ir pavyko. Bet, kaip pastebėjot, nebuvo kada laukti, kol pravažiuos automobiliai, tiesiog dėliuoti, kada būtų galimybė įvažiuoti. Stumėsi automobilis, mes tiesiog čiut-čiut prisistabdom. Pasižeminam pavarą, kadangi greitis mažėjo, bet išvengiam sustojimo nereikalingo. Dabar į dešinę suksim sankryžoje. Antra pavara, kadangi greitis mažės. Na va, dabar teks apsivažiuoti, bet mes esam vienpusiam eisme. Tai reiškia, aš galiu ilgiau pavažiuoti ir antrojo juostoj, jeigu man reikės. Tai va, grįžau ir toliau priekį pražvelgiu visą kelią ir matau, kad mano juosta visiškai laisva, tai reiškia, man daugiau reikiuoti, aš niekur nebereikės. Dabar reguliuojamoj sankryžoje suksime į kairę. Tai matau pagal ženklus, kad kairė juosta yra kairiai pusiai, iš kurios galima sukti į kairę. Išjungiu posūkį ir dabar nuo rodyklių vėl įjungiu posūkį.
Nes jeigu būčiau palikęs posūkį, tai būtų šiek tiek per anksti sankryžai rodyti ir aš tada jau galiu gauti paprastą klaidą, kaip netinkamai rodomas posūkio signalas. Na, kaip pavyzdys, per anksti įjungtas. Na, ir dabar būtų labai gerai įsibėgėti, įsijungti antrą ir tik tuomet daryti sukimą. Čia dažna klaida būna tai, kad pradeda bėgėtis, bet anksti pradeda sukti ir tiesiog nespėja įsijungti antros. Dabar sankryžoje suksime į dešinę. Vėlgi, įsijungiam antrą pavarą, pėsčiųjų perėja švaru. Ir dabar važiuojant šitoj vietoje egzaminuotojas, aišku, nieko nesako. Matau rodyklės ant gatvės nupieštas į dešinę ir ženklas įvažiuoti draudžiam. Tai aišku, posūkį jau būtinai. Čia būna, kad labai dažnai pražiopso būtent tą ženklą ir bando važiuoti per ženklą įvažiuoti draudžiam. Ir aišku, egzaminuotojas prieš tą ženklą sustabdo. Kadangi yra balų ir neaišku, kas ten tuose baluose, stengiuosi smarkiai neskubėti. Dabar sankryžoje suksiu į kairę. Tai matau, kad reikės sustoti ir įvažiuosiu į vienpusį eismą. Na, sustojau. Toliau neskubu, o tiesiog pro pastatą man reikia labai atsargiai. Jeigu pasilenksiu, aš pamatysiu dar anksčiau. Tai reiškia, tokioje vietoje reikėtų truputį patiems pasilenkti į priekį. Nėra, iš priekio tuščia. Pasilenkus, aišku, anksčiau pastebėsim ir savo automobilio į sankirtą, kaip sakoma, neįkišim, kur per daug ir tokiu atveju mes išvengsim nereikalingų būtent tų sustabdymų iš egzaminuotojo pusės. Reguliuojamoje sankryžoje suksim į dešinę. Tai čia iškart į dešinę rodyti anksti, kadangi yra įvažiavimų, galvos, kad žadam įsukti. Va, dabar žalias mirks. Jeigu aš matau, kad man reikės staigiai stabdyti prieš šviesoforą iki linijos, tai tokiu atveju aš nebestabdau, o užbaigiu patį važiavimą. Jeigu matau, kad man pakanka ramiam sustojimui laiko, kai pradeda mirksėti, reiškia, aš tada ir sustoju. Tai čia visuomet reikia įvertinti, ar man reikės staigiai stabdyti, kai pradėjo mirksėti, ar man užtenka ramiam sustojimui laiko. Tai jeigu užtenka laiko sustojimui ramiam, tai aš ramiai ir sustoju. Jeigu teks staigiai stabdyti, tai aš nestabdau, tiesiog pabaigiu manevrą. Svarbiausia, aišku, nepražiopsuoti, kada pradėjo mirksėti. Kad nebūtų taip, jog jau baigė mirksėti, o jūs sakot, kad jau nebespėsiu. Reiškia, pražiopsuojom, kada pradėjo mirksėti ir tą laiką jau išvaistėm. Ir tada, aišku, egzaminuotojas jau sustabdo. Pėsčiųjų perėjoje, kaip matom, yra pėsčiųjų, tai stengiamės smarkiai ir neskubėti. Aišku, matom, kad žmogus nespės praeiti, tai laisva pavara ir stojam. Dabar automobilis mūsų rieda. Ir žiūrim, greitis yra 10, tai jungiam pirmą ir važiuojam toliau. Būna taip, kad sako, na, priekį lėtai važiuoja, reikėtų apsivažiuoti. Taip, galima apsivažiuoti, bet kaip šiuo atveju automobilis vėl įsibėgėjo tiek, kad mes išvažiavę į antrą juostą nelabai ką pakeisim. Jo vis tiek neapvažiuosim, nes greičio viršyti mes negalim. Kadangi jis prilietino daugiau, tai aišku, tenka ir mums patiems prisilietinti. Per kalnelį mes važiuotumėm su 3 pavara 30 greičio maksimumas. Na ir dabar vėlgi jis prilietino. Mes vėlgi antrą pavarą. Dabar mums sankryžoje reikės apsisukti.
Tai šiuo metu dabar jokių gatvių pavadinimų sankryžų nematyti. Tai neaišku, kur čia tą daryti reikės. Ir va dabar jau matau, kad prieki bus ženklas pagrindinis į dešinę, tai reiškia, toj vietoj turim sankryžą. Ir į kairę yra antra juosta. Matom automobilį iš galo. Tai reiškia, šiuo atveju truputį pasiderinam, kad jis pirmiau spėtų pravažiuoti. Ir dabar gražiai patys persirikiuojam. Ir dabar nuo rodiklį įsijungiam posūkį. Sankryžai teks apsisukti. Na ir žiūrim dabar iš priekio automobilių mes neturim. Tai įvažiavę į sankryžą visą vairą susukame ir tiesiog gražiai apsukimą padarom. Aišku, tas vairuotojas, kaip pastebėjot, jis labai naglai įvažinėjo ir nelaukė, kol mes atliksim manevrą. O jeigu mes būtume sukę į kairę, tai kas tokiu atveju būtų nutikę? Būtų nutikusi, aišku, avarija vadinama. Tai dėl nekantrumo kartais būna taip, kad įvyksta eismo įvykiai. Bet jis šiuo atveju rizikavo ir žinojo, kad mes apsisukinėsim, nes dažniausiai mokomieji automobiliai toje sankryžoje ir apsisukinėja. Turbūt, kaip pastebėjot, per kalnelį pervažiavau 4 pavarą. Ir pervažiavus greitis, aišku, jisai nukrito ir po to, kai reikia automobiliui tą greitį atgal pasikelti, jau 4 pavarą yra automobiliui gan sunku. Mes šiuo atveju suksim į kairę ir šita sankryža bus perdaryta, nes iš dešinės pusės prisijungs aplinkelis. Tai čia turėtų ko gero stovėti gal ir šviesoforai su laiku, nes čia bus sudėtinga šitoj vietoj išsukinėti, kai pasikeis automobilis srautai. Jau dabar būtent iš šoninio kelio į kairę išsukti būna ganėtinai sunku, o dar papildomai prisijungs vienas kelias. Tai čia ko gero bus tam tikri sprendimai, kurie palengvins vairuotojams tą išvažiavimą iš visų kelių. Ir sankryžoje suksime į dešinę. Taigi įsitikinam, ar nieko nėra. Dabar grįžtam atgal. Mūsų pagrindinis. Neskubėdami. Ir vėl teks apsivažiuoti. Ir vėl grįžti. Turime vėl stop ženklą ir visą gatvę vien stop ženklais nusėta. Prie linijos sustosim. Na, šiuo atveju matomumas labai prastas, tai galim pasilenkti patys į priekį ir labai lėtai, kol pamatysim visą gatvę. Nėra, galim drąsiai. Na va, vėl turim stop ženklą. Vėl sustosim. Dėl matomumų čia jau mažiau pasilenkti reikia, bet aišku, kuo daugiau pasilenksim, tuo anksčiau žinosim. Na ir šiuo atveju tą važiavimą baigsim, sustosim dešiniai pusėj. Na, tą važiavimą baigiam. Ačiū, kad žiūrėjot ir sėkmės egzaminuose.